Sveiki, šios dienos Dievo žodis iš Evangelijos pagal Morkų, pirmas skyrius nuo 9 iki 15 eilutės. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią, tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Netrukus dvasia jį pakino nukeliauti į dykumą, jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Jeigu kada teko keliauti su turistinė grupe, kuri vedama gido, pastebėjome visada, kad gidas eina priekyje vesdamas tą grupę ir yra labai svarbu neatsilikti turistiniai grupiai nuo savo gido, kuris einantis priekyje veda ją. Kartais yra pavojus, kada žmonės atsilieka, nuo jos gali pasiklysti ir tada yra svarbu gidą pamatyti, kad galėtų grupiai būti kartu. Nededu lygybės ženklo tarp gido ir vedančių Dievo pavyzdžio, tačiau yra štai vienas įdomus dalykas, jog Dievas yra daugiau negu gidas mūsų gyvenime, jis yra vedlys. Ir leisti reikia Dievui mus vesti per gyvenimą ir būti tu, kuris jisai veda tomis gyvenimo vietomis, kuris yra dažnai žmogui iš tikrųjų yra nežinomos ir nepažįstamos. Štai šiandieną girdėjome skaitinį iš Evangelijos pagal Morkų, 1 skyriaus, kur Jėzus yra nuvedamas, dvasios pakinimas nuvedamas į dykumą, kurioje buvo išbandomas ir gundomas. Ir ši Jėzaus patirtis yra labai įkvepianti. Iš tiesų yra labai įkvepianti permastyti ir apgalvoti taip pat ir mums pačių mūsų dvasiniais dykumos patirtį. Kas tai yra? Kaip turi elgtis ir ką galime daryti dvasiniais dykumos patirties metu, kad galėtume išlikti tame kelyje, kuriuo veda Dievas. Laikas nuo laiko gali būti žmogui, kad gali būti nuvestas į dvasinės dykumos patirties vietą. Ką daryti? Vieni dvasinės dykumos metu gali pasiklysti, kiti dvasinės dykumos metu randa gerą patirtį. Reiktų pirmiausiai prisiminti šią švento rašto vietą, kuomet Jėzus, būdamas dykumoje, taip pat buvo išmėginamas, buvo gundomas. Ir tai yra puikus laikas iš tikrųjų apmastyti savo santykį su Dievu, apmastyti savo tikėjimą, tikėjimo gilumą, rimtumą ir pasiryžimą. Tai yra taip pat puikus laikas apmastyti ir pagalvoti apie paklusnumą Dievui, apie savo atsidavimą viešpačiui ir apie savo įsipareigojimus. Juk dvasinės dykumos patirties metu žmogus yra tokioje patirtyje, kur jaučia savo ribotumą. Ir laikas nuo laiko, kada žmogus gali atsidurti tokioje patirtyje, užduoda savo klausimą, iš tikrųjų, ką galiu daryti, kur yra Dievas tokiu metu. Ir Dievas yra šalia. Net nereikia niekada tuo abejoti. Taigi, kaip ir kalbėjome, vieni gali pasiklysti, kitiems tai yra labai puikia patirtis, kuri žmogų padaro stipresnį, rimtesnį ir dvasiškai gilesnį. Vienas iš dalykų, kurį mes atrandame, tai išmokstame paklusnumo Dievui, nuoširdumo tikėjime, tuose santykiuose su Dievu, su krikščioniška bendruomenė, kurioje mes gyvename. Klausytis jo vedimo, klausytis jo žodžio, kuris kalba mums tiesą, kuris mus moko, kuris mus pataiso ir pakreipia. Tas yra labai, labai svarbu. Tai iš tikrųjų dvasinės dykumos patirties metas gerai suklusti prie Dievo žodžio, priglausti prie savo širdies ir išgirsti, ką Dievas tau sako per šią patirtį. Ir
Tai yra mūsų išmėginimo laikas, mūsų išbandymo laikas, pamatyti mums mūsų pačių žmogiškai ribotumą ir kad iš tikrųjų Dievas mums yra reikalingas mūsų gyvenime, tame santykė, toje kelionėje, per mūsų dvasiniais dykumos patirtį, kuri prasideda vienur ir turi baigtis kitur. Ir šis išmėginimas, kuris yra ateinantis, tikrai privedantis gerai pagalvoti, ką aš galiu padaryti. Aš pirmiausia, ką galiu padaryti, tai kreiptis į viešpatį Dievą, kalbėti su juo malda, pamatyti pačiam ar ne savo ribotumą ir poreikį mūsų gyvenime, kalbant apie Dievą. Dvasinėje dykumoje žmogus būdamas gyvena ne vien tik tai mintimis, ne vien tik tai galvojant apie tai, kaip iš tos situacijos išeis ir kaip bus toliau, nes pasitikėjimo momentas Dievu yra esminis išmėginime. Dvasinis maistas yra labai svarbu. Tai, ką žmogus į save deda, į savo širdį, į savo gyvenimą ir kuo tu save maitini, kuo tu užpildai savo širdį, kuo tu užpildai savo dvasią, ką tu skaitai ar ne, kai bendrauji. Vienas iš tų dalykų yra tikrai gerai permastyti apie taip, kaip žmogus meldžiasi, kiek žmogus laiko leidžia maldoj. Nes dvasinės dykumos patirtis yra gera maldos mokykla, kuomet žmogus pradedi mąstyti apie gyvenime sudėliotus prioritetus, kas yra svarbu, be ko aš galiu gyventi ir be ko aš negaliu gyventi. Ir vienas iš atsakymų, kuris ateina, aš negaliu gyventi be Dievo. Be daugelio dalykų galiu, bet be Dievo ne. Jeigu pažiūrėdami į Jėzaus istoriją, kuri perteikiama Evangelijoje pagal Morko 1 skyriuje, jis 40 dienų nevalgė ir negėrė, 40 dienų pasninkavo. Skaitydami Senojo testamento Izraelio tautos istoriją, nebereikalo ir neatsitiktinai mes girdime, kuomet Dievas išveda Izraelio tautą iš priespaudos, iš vergovės. Jie perėdami į Raudonąją jūrą keliauja 40 metų dykumoje. Jie eina 40 metų dykumoje, išmėginami ir išbandomi, kad viena karta po kitos, kurie ateis, jie būtų išmokyti ir išsiugdytų pasitikėjimą Dievu. Pasitikėjimas Dievu yra labai svarbus. Ir kada kalbame apie tai, ko mokina dvasinės dykumos patirtis, vienas iš dalykų yra tikėjimo tvirtumo, būti dvasiškai tvirtam, disciplinos, pasitikėjimo. Apie tai jau kalbėjome, pasitikėjimo Dievu. Ir štai kokios priemonės, kuriomis galime vadovautis, būdami dvasinės patirties metu, yra taip pat labai svarbius. Ką galiu padaryti, būdamas dvasinėje patirtyje, dvasinės dykumos patirtyje? Juk galbūt šiandieną tu esi tas žmogus, kuris kaip tik jaučiasi taip pat. Ką galiu darytis? Pirma, tu tikrai nesi vienas, Dievas su tavimi, tačiau yra labai svarbu dvasinės priemonės, kuriomis mes naudojamės, kaip mes elgiamės. Vienas iš tų momentų, pirmas, kuris turėtų būti, yra malda. Melstis. Dvasinės dykumos patirties metu yra laikas maldai. Laikas ypatingai maldai atsidėti ir melstis į viešpatį. Melstis ir kalbėti su juo, atverti savo širdį, pasakyti, kaip tu jautiesi, savo poreikius, savo trūkumus, dėkoti Dievui už tai, kas yra gero, kas buvo gerai, tai, kas dar gali būti. Ir be abejo, pagarbinti viešpatį, pašlovinti už šventą vardą. Tas yra be galo svarbu. Antras dalykas – Dievo žodis. Skaityti Dievo žodį, studijuoti Dievo žodį ir jame pažinti Dievo valią savo gyvenimui. Ką Jisai tau kalba, ko Jisai iš tavęs tikisi. Mato Evangelijos 4 skyriaus 4 eilutėje labai aiškiai nusakyta yra apie dvasinį maistą. Tai ypatingai tinka dvasinės dykumos metu. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.
Štai dar vienas, ar ne, būdas ir priemonė dvasinės dykumos patirties metu yra pasninkas iš tiesų, kuris stiprina, kuris leidžia išlaikyti koncentraciją minties, leidžia dvasiškai susikoncentruoti, įgauti jėgų. Taip, nėra galbūt lengva susilaikyti nuo vieno ar kito maisto, tačiau pasninkas yra labai puikia krikščioniška disciplinos forma dvasiškai, kuri leidžia mums ugdyti ištvermę ir dvasinę stiprybę, susikoncentruoti, atsisakant kažko, bet susikoncentruoti į maldą, į dvasinį santykį su viešpačiu. Ir krikščioniška bendrystė viešpaties bažnyčioje, kuri mus ugdo dvasiškai, nes bažnyčioje mes turime brolius seseris tikėjime, kurie iš kairės ir dešinės mūsų meldžiasi už mus ir palaiko. Tas yra be galo svarbu, kada tu jauti patyręs, kad patiri dvasinės dykumos momentą savo gyvenime išgyveni, neusidaryti savyje, neusitverti, atvirkščiai iš tikrųjų ieškoti šitos bendrystės, eiti viešpačiu vedamas. Tai kaip ir pačioje pradžioje, šio pamokslo pradžioje kalbėjome, kad turistai turintys, kurie keliauja priešais ar neturintys gidą, kuris veda, nededame, kaip ir sakėme, lygybės ženklo, tačiau Dievas yra daugiau negu gidas gyvenime, jis yra vedlys, yra tavo ganytojas, tavo viešpats, kuris veda. Ir jisai puikiai žino tavo trūkumus, puikiai žino tai, ką tu išgyveni, puikiai žino, ko tau trūksta, bet yra labai svarbu klausyti savo ganytojo, ir būti tuo, kuris eina su savo viešpačiu, geruoju ganytoju, kuris veda ir puikiai žino, kur reikia tave išvesti ir į kurią ganyklą reikia tave nuvesti saugiai, kad tau nieko netrūktų. Ir niekiek nebijoti, kad Jėzus tave parves iš dvasinės dykumos patirties į ten, kur iš tikrųjų tu turi būti, jis parodys tau kelią. Nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas, ir jis yra vienintelis kelias, kurį galėtum. Jau 6:60 lūtėje žodžiai: dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Taigi labai aiškiai pasakyta, kad žodžiai, kuriuos kalba, yra dvasia ir gyvenimas. Taigi čia galime dėti tikrai lygybės ženklą, kad Jėzus Kristus yra gyvenimas. Jeigu turi viešpatį Jėzų Kristų savo širdyje, savo gyvenime, tu gyveni. Jėzų Kristų turėdamas, tu iš tikrųjų gyveni, nes turi viešpatį. Ir linkiu visiems, kurie galbūt šiandieną yra kaip tik dvasinės dykumos patirtyje, galbūt jaučiasi bejėgiai, galbūt jaučiasi turintys didžiausią savo gyvenime iššūkį. Nebijoti, bet atvirkščiai melstis į viešpatį, kelti jį rankas, atverti savo širdį ir net jeigu aplinkui matai begalinę dykumą savo gyvenime ir galvoja, kokie yra variantai, iš ko rinktis ir ką turi daryti, yra kelias, tiesa ir gyvenimas, viešpats tavo ganytojas, kuris tave veda ir tikrai žino, kur tave reikia nuvesti. Kreiptis į jį maldą ir tos priemonės, apie kurias kalbėjome, yra reikalingos ir jos puikiai veikiančios. Padėti išeiti iš dvasinės dykumos patirties, kur žmonės kartais pasiklysta ir gali nerasti kelio. Tačiau su viešpačiu yra įmanoma viskas. Taigi, jeigu kažką šiandieną praleidai, pagalvokime visi kartu tai, ką mes kalbėjome, jog dvasinės dykumos patirtis moko disciplinos, tikėjimo tvirtumo, pasitikėjimo. Ir malda, Dievo žodis, pasninkas, krikščioniška bendrystė, tos priemonės, kurios padeda turėti gilesnį ryšį, tvirtumą ir ugdo mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą viešpačiu. Ir viešpats yra tas, kuris išveda visus žmonės, kurie kreipiasi iš dvasinės dykumos patirties, kuri tampa puikiai patirtis ir liudijimas kitiems, ką gali padaryti viešpats ir tavo gyvenime.